Gerbiami žiūrovai, norime atlikti analitinį skerspjūvį, siekdami išsiaiškinti, koks žvaigždės karjeroje dvasinių vertybių ir nuogybių santykis. Taigi labai paprastas, kiek apsinuogini fiziškai, tiek apsinuogini ir dvasiškai. O tai kur dvasiniai dalykai? Nereikia apsinuoginti fiziškai, tai ir dvasiškai liksi turtingas, kaip kokia nacionalinė vertybė. Tai ko vertos mūsų vertybės dabartiniais laikais? Tomai, dabartiniais laikais jokioj padarioj kompanijų žvaigždės nekalba apie vertybės. Po to, kai LNK žvaigždžių duetuose Vaida Genytė atsisakė viešai eksponuoti savo krūtinės kalnagūbrius, kilo ginčų ir diskusijų audra. Garsenybė susikibo, kada ir kiek galima išsirengti matant visai Lietuvai. Kartais savo leidži išeiti su didesnį iškirptį, jeigu reikalauja to kūrinys ir personažas, bet aišku, neperžengiant ribų. O kartais, kur aš matau, kad reikia kuklumo ir pridengti tam atitinkamas vietas, tai ir pridengiu. Štai mažoji ir žavioji Irūna vis dažniau matoma draugė su Marium Jampolskiu, visai nieko prieš apsinuoginimą, tačiau iki tam tikros ribos. Labai gražu kaklas, labai gražu nuogos kojos, nuogos rankos. To užtenka. Bet iš tikrųjų gražiausia yra pas moterį akys. Tačiau paskutinėme Irūnos Puzaraitės ir Mariaus Jampolskio pasirodyme komisija matė ne tik akis. Duotuoju atveju ir žiūrovų akys kliuvo už kur kas intimesnių kūno slėpinių. Šis pasirodymas sukėlė tikrą sprogimą. Ar galima šitaip elgtis stebint šimtams tūkstančių žiūrovų? Nesmagu, jeigu kažkas, tarkim, ten sakytų, kad kodėl čia taip darei, bet aš dažniausiai nekreipiu į aplinkinius dėmesio. Jeigu man gerai, tai man gerai. Giedrė Balutytė ir Eurika Masytė šiuo atžvilgiu radikalios. Scenoje jokių papų, jokių užpakalių ir kitokių nuogybių. Esu dviejų vaikų mama ir aš manau, kad aš turiu būti bet kokiu atveju kažkoks tai pavyzdys, nes mano dukra yra 10 metų. Ir aš nemanau, kad aš džiaugčiausi, reiškia, kad jinai būdama pilnametė bėgtų, lėktų, rodytų, reiškia, savo gražias formas. Tebūnėt jinai kitais dalykais galbūt užsitarnauja kažkokį tai pripažinimą ar kažką. Tai lygiai taip ir aš. Nėra prasmės, nėra tikslo, nėra reikalo ir kam. Kodėl? Tam yra dušas, vonia, dar kažkokie buduarai, tarkim, kur galima tai daryti, reikia daryti. Seimo narė Donalda Meiželytė netokia griežta. Ji puikiai žino, ką reiškia vaidinti ir prostitutę, ir žavę viliokę. Tačiau moteris skiria vaidybą scenoje nuo gyvenimo. Niekada aš labai trumpų nenešioju. Bet tik tai nebent kur va darbo metu, ten kaip filmavimai būdavo, kur reikėdavo laisvo ilgesio merginą kažkokią, tai, tokią iliuziją bent jau sudaryti, tai tik tada. Seimo narė įstikinusi, jog tie, kurie scenoje bijo parodyti savo formas, jų paprasčiausiai neturi. O sijonas kokio ilgio galėtų būti trumpiausias, kurį ryžtumėte segėti? Tai dabar matot, jeigu eini į sceną, tai, tas mini, tai jisai, koks jis tas mini? Jų mano kojos vis tiek yra patižusios, tai jau labai trumpo neužsidėčiau niekada. O iškirptės? O iškirptės vėlgi, krūtinė aš niekada nepasižymėjau didelę, operuotis aš tikrai nesiruošiu, o kadangi jau nėra ten to dekoltė, kurį galėčiau jau puikuotis juo, kaip sakoma, tai ir tų dekoltė užtat nėra. Nes kas iš tos dekoltė, ką čia šonkaulis pažiūrėti. Nepaisant puritoniško žvaigždžių nusistatymo, apie jas nuolat dūzgia dešimtys prodiuserių maldaujančių viešai išsirengti. O savo privalumus trumpam parodžiusi Vaida Genytė tokių pasiūlymų tiesiog neatsigina. Šiaip man labai daug kas siūlo padaryti tokią sesiją iš tikrųjų. Yra taip daug turiu pasiūlymų, bet visą laiką mandagiai atsakau, kad tikrai to nedarysiu. Siūlo netgi tiesiog savo asmeniškai turėti prisiminimui, kokia buvau jaunystė ir taip toliau, bet tiesiog, tiek to. Tačiau jaunoji Irūna drąsiausia iš visų. Jie įsitikinusi, jog artistas scenoje turi sugebėti atlikti bet kokį vaidmenį, būti tikru profesionalu, o jo apdaras antraeilis dalykas. Jeigu lipi į sceną, turi būti pasiruošusi bet kam.